Pakelkit rankas, kas iš jūsų turit baimę. Pakelkit rankas, kuriuos turi baimę. Manau, kiekvieną kartą, kai mes kažko bijom, iš tikrųjų bijom gal ne nuo to pradėjau būna. Iš tikrųjų, tai yra viena iš mano baimių. Aš turiu 3 pagrindinės baimės. Pirmoji yra vorų baimė. Antra – aukščio baimė. Trečia – mano... Nevaikščiau. Trečia – pati didžiausia mano baimė ir manau, galbūt daugelio iš jūsų yra viešasis kalbėjimas. Ir priešingai nei dauguma žmonių, nes kol kad dauguma mūsų, aš nusprendžiau kovoti su savo baimė. Pirmoji iš jų buvo retorikos kursai. Šiandien aš antro lygio retorikos kursuose ir, kaip jūs sakėte labai teisingai, kad kalbėjimas yra malonumas, tik tai tą malonumą, kad pajaust reikia praeiti gana nemažą kelią. Bet šiandien viso to dėka esu bent jau geriausias kalbėtojas iš savo kompanijos ir gal vieną dieną pasirodysiu dar kitur. Antra mano baimė buvo vorų baimė. Ir ko aš iš tikrųjų bijau? Aš niekad neteigiau, kad bijau vorų. Aš sakydavau, kad man nepatinka, kaip jie juda. Sekantį mėnesį aš turėsiu nuostabų draugą, kurio rūšis yra čilės rožė ir kuris užauga iki 17 cm. Ir paskutinė iš tų 3 didžiųjų mano baimių yra aukščio baimė. Nežinau jokio kito būdo, kaip įveikti savo baimės, tik tai stoti prieš jas, kovoti su jom. Todėl nusipirkau šuolių su parašiutu ir tiesą pasakius, teoriškai man nereikia oro, man nebereikia šokti su parašiutu, man net nereikia kalbėti prieš kažką, aš nebebijau. Aš nusprendžiau, kad to nebebijosiu ir aš jau nebebijau. Ir pabaigai norėčiau jūs palikti tokią mintim, kad už kiekvienos baimės stovi žmogus, kuriuo mes norėtumėm būti. Ačiū.